Labą dieną, gerbiami naminių paprikų augintojai. Šiandien išpikuosime paprikas, o tiksliau persodinsime, nes pikavimas jisai net ir pomidorams nelabai tinka tas pavadinimas. O jau papriką tikrai reikia paimti ir persodinti, nes su paprika reikia elgtis žymiai švelniau negu su pomidoru. Tai yra netoks atsparus augalas. Aišku, gandai apie paprikų švelnumą, kad paprikos labai tokios gležnos, kad paprikos iš viso neperneša persodinimai, reikia tam pačiam indelį auginti ten visą laiką iš sėklos ir paskui net nežinau, kokiu būdu stebuklingų pernešti į šiltnamį. Viskas tai yra pasakos. Paprikos, jeigu jos normaliai prižiūrimas, jeigu jos yra stiprios, jos persodinimą perneša puikiai, nieko nebijo. Ir netgi jeigu paprikos yra suaugusios, pavyzdžiui, po 2 susipinusiam šaknim, po 2 auga vienam kasetės lizde, galima atskirti, nieko baisaus nenutiks, jos puikiai prigyja, taip kad neklausykit ir nieko nebijokit. Tai irgi yra pakankamai stiprus augalas. Koks yra skirtumas su pomidoru? Jeigu pomidorui iš viso vienodai šviečia, ką jūs su juo darysit, jisai prigys netgi be šaknų. Jeigu šaknis nulaušit, tai kišit stiebą, jisai vis tiek prigys. Tai paprika, jeigu jau nulūžta, tai nulūžta. Jau iš jos nieko nepadarysit paskui. Reiškia, paprikom reikia išsaugoti šaknis maksimaliai. Dėl to paprikų substratas, paprikų žemė prieš persodinant palaistama. Jeigu pomidorus mes sadiname tyčia išdžiovintus, sausus, nuvytusius kaip skuduriukus, atsimenate, ne? Tai paprikos turi būti riebios, gražios, sultingos ir žemė turi būti šlapia, tam, kad išsiimtų paprika su visu žemės gumulėliu, su tiesiog vazono formos žemės gabaliuku, išsiimtų su visom šaknim ir kad kuo mažiau tos šaknis mes pažeistumėm. Tai yra vienas momentas. Kitas momentas, paprikos yra trapios ir jos lengvai lūžta, todėl lankstyti jau taip kaip pomidorus mes lankstėm negalima. Papriką tiesiog stačiai dėsime į vazoną ir dėsime iki pirmųjų šitų 2 lapelių ir aišku, tos lapelius paskui pašalinsime. Jie yra nereikalingi tie lapeliai. Tai iš principo ir viskas labai paprasta. Dabar įrangos apžvalga. Iš įrangos mums prireiks arbatinio šaukštelio vietoj lopetėlės, vietoj kastuvėlio. Prireiks indelio, tokiu pat kaip mes naudojame pomidorams. Tai reiškia 8,5 ant 9,5 cm. Tiesa, galima paprikoms panaudoti ir mažesnius indėlius. Jeigu jūs taupate vietą, tai galima paimti, pavyzdžiui, 7,5 ant 7,5 cm. Paprika ne pomidoras, jinai neturi tokios galingos šaknų sistemos ir paprikai tokio indelio pilnai užteks. Toliau visą įrangą etiketėm klijuoti, aš jau iš anksto užsiklijavęs, jūs galit klijuoti, galit neklijuoti, jūsų reikalas, bet aš patariu. Visą laiką smagu paskui žinoti, kuri veislė jums labiau pasiteisino. Ir pradedame. Paimame savo šaukštelį, paimame kasetę su paprika ir stengiamės kuo gražiau išimti. Traukiame truputį už stiebo ir taip gražiai išsiima visą tą žemę su visom šaknim. Nesubirėjo, nesutrupėjo. Dabar įmame vazoną. Į vazoną truputį nedaug pripilame žemę ir dedame ten papriką tam, kad jinai nuskęstų iki pirmųjų 2 lapelių. Jeigu kasetės tas žemės gumulas yra per aukštas, galima jį truputį švelniai paspausti į apačią, o taip, kad iki vazono daug maž krašto nusileistų pirmieji lapeliai. Dabar mes tos lapelius nuskiname, jie yra nereikalingi, išmetame ir tą papriką iki to pačio lapelių lygio užpilame žemę. Ir viskas, labai paprasta. Po to tik tai prieš nešant į balkoną, o aš iš karto nešu į stiklintą balkoną, ten jau pakankamai šilta, tai prieš nešant į balkoną palaistysim. Pirmą kartą vandenuku, kaip ir su pomidorais. Antrą kartą jau nuo antro karto pradėsime laistyti trąšų tirpaliukų. Matot, paprika pasidarė žymiai trumpesnė. Paprika, kaip ir pomidoras, turi tokią pat savybę išleisti papildomų šaknų. Tai reiškia, visa ta stiebo dalis, kuri atsidūrė žemėje, jinai išleis papildomų šaknų
ir bus stipresnė paprikos šaknų sistema. Va, toks labai paprastas darbas, jokių ypatingų mokslų nereikalaujantis, taip kad imkite ir drąsiai darbuokitės. Šį kartą viskas. Jeigu patiko informacija, spauskite like, prenumeruokite kanalą tam, kad nepraleisti sekančių serijų, ką mes toliau darysime su savo augaliukais, o to ateis ir baklažanų eilė. Šiandien viskas. Iki.